Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Dievo tarnas. Viešpats Dievas man davė iškalbų liežuvį, kad aš sugebėčiau meilingų žodžiu stiprinti nuvargusius, kas rytai žadina mano ausis, kad lik mokinys jo klausyčiaus. Viešpats Dievas atvėrė mano ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems. Nenugrėžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės Viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisiau savo veidą kaip titnagas kietą. Žinau, jog nebūsiu sugėdintas. Šalia yra tas, kuris mane išteisins. Tai, kas panorės su manim bylinėtis. Išeikime vienas prieš kitą. Tai, kas mane kaltins, tegu jis man prisistato. Štai man padės Viešpats Dievas. Tai kasgi mane bepasmerktų. Tai Dievo žodis. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras. Jau metas tau Viešpatie būt maloninga. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras. Jau metas tau Viešpatie būt maloninga. Dėl tavęs man tenka kentėti užgaulės, turi raudonuoti veidas. Esu savo broliams svetimas tapęs. Nebegiminiai vaikams tos pačios motinos, kadangi uoliai rūpinaus tavo šventovę. Mane niekina tie, kurie tave užgaulioja. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras. Jau metas tau Viešpatie būt maloninga. Paniekos plėšo man širdį, jėgas mano čiulpia. Užuojautos laukiu, bet nėr jos. Nerandu, kad mane kas paguostų, į maišą pila man tulžį. Actą duoda gerti ištroškus. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras. Jau metas tau Viešpatie būt maloninga. Šlovinsiu giesmę iš Dievo vardą ir aukštinsiu jį dėkingai. Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit. Tedgi širdys tų, kurie Dievo ieško, beturčius Viešpats girdi, neniekins savų apkaltų grandinė. Mane išklausysi, nes tu didžiai geras, jau metas tau Viešpatie būt maloninga. Garbė tau Kristau, dieviškasis žodis. Garbė tau Kristau, dieviškasis žodis. Sveikas mūsų karaliau, tik tu pasigailėjai mūsų paklydėlių. Garbė tau Kristau, dieviškasis žodis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Vienas iš 12, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: ką man duosite, jeigu jį aš jums išduosiu? Tie pasiūlė 30 sidabrinių. Ir nuo to meto Judas ieškojo progos išduoti Jėzų. Pirmąją neraugintos duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis atsakė: eikite į miestą pas tokį žmogų
ir sakykite jam: mokytojas sako, mano metas jau atėjo, pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarui, Jėzus su 12 mokinių užėmė vietas prie stalo. Pradėjus valgyti, jis tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti: nejaugi aš, Viešpatie? Jis atsakė: mane išduos dažantis kartu su manimi duoną dubenyje. Žmogaus sūnus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau būtų buvę tam žmogui negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė: nejaugi aš, rabi? Jis atsakė: taip, tu. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Kristaus broliai ir seserys, štai Judo istorija mums kelia turbūt nuolat tą klausimą, kai tik tai apie Judą galvojame. O kodėl Judas išdavė Jėzų? Kodėl susigundė tais 30 sidabrinių? Ar vien tik iš godumo pinigams, iš godumo kažką turėti, uždirbti? To išdavystėje tikriausiai buvo daug ir nusivylimo, liūdesio, egoizmo, galbūt noro, kad būtų taip, kaip aš norėčiau, taip, kaip aš matau, o Jėzus veikia visai kitaip. Tiesiog, kaip sakoma, išsiskyrė požiūriai, išsiskyrė nuomonės, išsiskyrė veikimo strategijos. Ir kai yra tylus ar toks didelis konfliktas, viešas, garsus konfliktas, apsižodžiavimas, arba kaip kitaip nepritariama nuomoniai, tai dažniausia išsiskiriama, kad nekiltų mūšis, nekiltų barnis ar nereikėtų toliau kęsti didelės įtampos. Žmonės nusprendžia pasukti skirtingais keliais. Štai Judas matė kitokį gelbėtoją, kitokį mokytoją savo turbūt planuose, svajonėse, mintyse. Pirmiausiai atėjo toks atsainumas Judo širdin, galbūt abejonė, kaip ir mūsų gyvenime mes ne iš karto nusigręžiam nuo tikėjimo, ne iš karto puolam stačia galva prie nuodėmės. Iš pradžių ateina abejonė, nedrąsus kvietimas, paskui svarstymas, galiausiai pritarimas ir pasirinkimas nuodėmės, išdavystės, tokio sukilimo prieš Dievą. Dažnai arkivyskupijos kurijon ateina įvairiausių žmonių su įvairiausiais rūpesčiais, pasiūlymais, mintimis. Ateina kartais ir tokių, kurie nori atsižadėti tikėjimu. Ir kartais kalbamės su tai žmonėmis ilgai, kodėl žmogus nori atsižadėti tikėjimu, išsiginti Jėzaus. Ir dažnai būna argumentai, kad Dievo nemačiau, Dievas
ką Jis man duos, ką Jis gali duoti ir kokie blogi yra tie, kurie tiki Dievą. Nematau pavyzdžio iš jų gyvenimo. Dėl to man svetima šitas kelias. Štai net ir netikinčio žmogaus širdį, atmetančio Dievą žmogaus širdį yra lūkestis, kad tie, kurie tiki, tikrai stengtųsi turėti tokį nusistatymą kaip jų Viešpats. Ir turbūt visų žmonių širdį vienu ar kitu gyvenimo etapu yra įslinkusi abejonė, nusiminimas, kažkokia pagunda ar abejingumas, pagunda galbūt klausti tokiais pamatiniais klausimais apie tikėjimą ir apie Dievą, kelti tuos klausimus ir visada, kaip sakoma, tikinčiam žmogui vienaip ar kitaip netikėjimas grasina. Mes visi tikinti žmonės esam kviečiami, raginami Viešpaties ištikimybei, nes visų gyvenime pasitaiko tokių tamsių momentų, kai nusiviliam, pavargstam, kai ateina bodesys, abejingumas, kai skaitom, klausom švento rašto, o kažkaip mintis, kitur nubėga, širdis nesimaitina Dievo žodžiu ir malda tikrai nekelia didelio džiaugsmo. Gali sakyti, piktasis gundo tolti nuo Dievo. Ir ką mes darom tais momentais, kai patiriam atitolimą, nusivylimą Jėzumi, kai mūsų vizija kitokia negu kad Jėzaus matymas, bažnyčios mokymas, ką mes darom su ta abejonė, su tuo klausimu. Turbūt įvairių kelių yra ir įvairių pasirinkimų. Pats teisingiausias yra ištikimybė. Ištikimybė Dievui, ištikimybė bažnyčios mokymui, bažnyčiai, kuri iš paties Viešpaties gavo tikėjimo žinią. Ir jeigu ir tenka pasirinkti išdavystę, nuodėmę, yra gera proga atgailai. Štai Petras taip pat Viešpaties išsigynė. Jis nepardavė Jėzaus už 30 sidabrinių, bet kelis kartus pasakė, aš jo nepažįstu. Bet Petras graudžiai pravirko, kai susitiko Jėzaus žvilgsnį, atgailos ašaromis. Ir štai mūsų kelias. Atgailos ašaros, atgailos nusistatymas, atsiprašymas, savo klaidos atpažinimas. Jeigu ir Judui šita dovana būtų priimtina, jeigu ir Judas tuo keliu būtų pasukęs, tikriausiai Viešpats būtų dovanojęs. Nes Dievas net ir didžiausias mūsų klaidas sugeba panaudoti į gerą. Žmogaus sūnus eina savo keliu, bet vargas tam, kuris išduos žmogaus sūnų. Vargas tam, kuris renkasi nuodėmę ir joj užkietėja. Nesikeičia, neatgailauja, neapmąsto savo pasirinkimų pasiekmių, bet Viešpats gali net ir tokią nuodėmę paversti į gerą. Tai yra Dievo planas, Dievo išmintis. Svarbu, kaip mes į tą išmintį atsiliepiame. Mums Viešpaties paliktas kelias, šventųjų paliudytas kelias, atgaila. Tegul šitas laikas, Velykų ženklas, šitos dienos daugelį žmonių paskatina apmąstyti, o kas mano gyvenime yra ne taip, kuo įskaudinau Dievą, kuo įskaudinau artimą. Tegul kuo daugiau žmonių atliks išpažintį, susitaikys su Dievu, atsiprašys savo artimųjų, grįš į bendrystę su Dievu, kad iš tiesų ta vakarienė, šventos mišios būtų mūsų visų pasitiktos kuo baltesne ir tyresne širdimi. Amen.